Sveiki, antra pamoka. Jeigu kas nors čia papuolėte pirmą kartą ir nežinot, apie ką čia viskas vyksta, tiesiog nežiūrėkit šito video, nueikit į kanalą ir pažiūrėkit pirmą pamoką. Ir tada suprasit, kas čia šneka, apie ką ir kodėl. O dabar važiuojam į antrą pamoką. Infliacija, defliacija ir nematomas fiskalinis dominavimas. Kodėl kainos visada kyla? Žmonės labai dažnai mano, kad infliacija yra tiesiog kainų kilimas, atsirandantis dėl verslininkų godumo. Ne, va, tarkim, Maxima pradėjo kelti kainas ir visi bėga verkia, skundžiasi, kad vėl kainos kyla, algos ne ir viskas yra blogai. Iš tiesų, infliacija yra visiškai elementarus matematinis reiškinys. Kai pinigai yra išimami iš taupimo ir masiškai paleidžiami į apyvartą, vis daugiau pinigų vejasi tą patį prekių kiekį. Tai prekės pabrangsta, nes sistemoje atsiranda per daug perkamosios galios nukreiptos į ribotą resursų kiekį. Viskas. Tai nėra padaroma, pavadinkim, specialiai verslo atstovų. Taip veikia ekonominis variklis. Ir taip, tai nėra palanku žmonėms, bet reikia suprasti faktą, kad finansų sistema ir nėra padaryta, kad jinai būtų palanki žmonėms. Bet pati infliacija, sakykime, dar viskas yra neblogai. Kainos auga, bet tuo pačiu ir ekonominis aktyvumas auga, ko pasiekoje kažkiek ir algos auga, darbai ir panašiai. Defliacija čia yra didžiausia centrinių bankų baimė ir daug didesnė problema negu infliacija. Kodėl? Defliacija yra pati didžiausia pasaulio centrinių bankų baimė, nes kai kainos krenta, vartotojai nustoja pirkti šiandien, laukdami dar geresnių kainų rytoj. Jeigu mes turim defliacinį periodą ekonomikoje, kam mums eiti ir kažką pirkti dabar brangiai, jeigu tu žinai, kad ateityje tas pats produktas ar kažkoksai tai dalykas, jisai bus pigesnis. Tai to pasiekoj įmonės, gaudamos mažiau pajamų, privalo karpyti savo išlaidas. Dėl to jos stabdo investicijas į naujus produktus, prastėja į produktų kokybę ir masiškai yra atleidžiami darbuotojai. Mažiau dirbančių žmonių reiškia dar mažiau vartojimo, kas sukelia dar didesnį kainų kritimą ir veda į visuotinį skurdą. Būtent dėl šios mirtinos spiralės centriniai bankai niekada neleis sistemai defliuoti ir visada verčiau spausdins pinigus, kad palaikytų bent nedidelę infliaciją. Ir tai yra viskas daroma specifiniu matematiniu pagrindu. Ir būtent tokiu principu visa ekonomika veikia ir būtent dėl to tai, ką turime dabar, tai yra iš esmės infliacijos dėka, nes taip yra skatinama ekonomika, skatinama žmonių motyvacija daryti daugiau, uždirbti daugiau, kurti daugiau, tuo pačiu verslai turi kurti daugiau, kad mytintų pasiūlą ir paklausą. Ir tiesiog viskas, kas dabar vyksta, taip, tai nėra palanku visiškai paprastam žmogui neturinčiam turto, nes infliacija, kuo kylant infliacijai, visų pirmiausia, tai visi pinigai, perteklinis likvidumas yra perkeliamas į finansinės rinkas. Dėl to didžiausi indeksai kaip S&P 500, Nasdaqas ir panašiai yra vadinami up-only assetai, nes taip, žmonės, kurie turi assetus, nukenčia mažiau negu tie, kurie turi paprasčiausią fiat valiutą, ta prasme pinigus banko sąskaitoj, grinais ir panašiai. Toliau važiuojam. Kietųjų pinigų mitas. Daugelis sako, kad tokiu atveju sprendimas tiesiog grįžti prie aukso standarto, taip kaip būdavo anksčiau, ar ne? Arba naudoti kažkokio tai riboto kiekio kriptovaliutas kaip pagrindinius pinigus. Čia labai dažnai šitas yra akcentuojama žmonių, kurie neturi finansinio raštingumo, kad bitcoinas toks dalykas, jisai yra ribotas, 21 milijonas, galim naudoti jį, nes ta prasme tokiu atveju, jeigu tu bekini pinigus prieš assetą, prieš turto vienetą, kuris yra
ribotas savo kiekiu ir matematiškai yra irgi, pavadinkim, užkoduotas kaip up-only assetas, tai tipo viskas bus gerai. Bet problema yra, kad kieti pinigai, net jeigu ir būtų bekinti prie kažkokio tai specifinio turto vieneto, kuris yra riboto kiekio, vis tiek neįsprendžia problemos, nes jiems neįmanoma, tokio tipo pinigams neįmanoma pritaikyti pinigų politikos. Tai jeigu ekonomika stoja, centrinis bankas negali atspausdinti daugiau fizinio aukso, bitkoinų ar dar kažko, kad išgelbėtų sistemą nuo defliacijos. Dėl to pasauliui reikia ne kietųjų pinigų, ne kažkom paremtų pinigų, o teisingos pinigų politikos, kuris subalansuotų pasiūlą. Tačiau dabar ši politika atsitrenkia į labai stiprią betoninę sieną. Kodėl? Viską atsako 38 trilijonų dolerių skolos siena. Čia kalbant būtent apie Ameriką, net neįskaitant viso pasaulio. Tai dabar mes priėjome istorinį lūžio tašką. Vien Amerikos valstybės skola 25 metais perkopė daugiau negu 38 trilijonus dolerių, o iki 26 metų pabaigos prognozuojama pasieks apie 40. Europos valstybių skolos taip pat muša visų laikų rekordus. Kongreso biudžeto biuras, CBO, pateikė tokią informaciją, kad iki 2036 metų vien palūkanų mokėjimai už JAV valstybės skolą susilygins su visomis kitomis diskrecinėmis valstybės išlaidom kartu sudėjus. Tai kitaip tariant, iki 2056 metų vien palūkanos viršys beveik 7 procentus viso BVP ir aplenks visas kitas išlaidų kategorijas. Tai reiškia, kad valstybės skolinasi vien tam, kad padengtų senų skolų palūkanas. Tai kurioje vietoje dabar atsiranda tas nematomas fiskalinis dominavimas. Ir čia yra labai labai svarbus momentas, kad nerėkti ir verkti, kai kažkas tai, blogai, sakykime, ekonomikoje ir visi kaltina valstybės arba kaltina verslus, kai skola tampa tokio dydžio, nesvarbu kurioje šalyje, tiesiog proporcingai, įvyksta reiškinys vadinamas fiskalinis dominavimas. Tai yra momentas, kai centrinis bankas iš tikrųjų praranda savo nepriklausomybę nuo šalies. Tai tradiciškai, jeigu infliacija kyla, centrinis bankas turėtų stipriai kelti palūkanų normas, kad atvėsintų ekonomiką. Čia viskas ok, viskas normalu ir anksčiau taip ir būdavo. Bet jeigu jis pakels palūkanų normas, valstybė paprasčiausiai nebesugebės aptarnauti savo skolos ir defaultins, bankrutuos. Todėl centrinis bankas yra dominuojamas valstybės skolos. Jis yra priverstas laikyti palūkanas dirbtinai žemas ir leisti infliacijai tyliai nuvertinti žmonių santaupas tam, kad skolos našta sumažėtų. Dėl to tvari infliacija ir spekuliaciniai marketų burbulai tokiu atveju tampa neišvengiamais centrinių bankų įrankiais. Ir visa rizika yra perkeliama ant jūsų pečių. Tai tol, kol žiniasklaida ramina, kad ekonomika auga, kad čia viskas yra neblogai, ten, išeina, sakykime, čia kalbant apie Ameriką būtent ir šiaip galbūt ir Europos centrinį banką, nespecifinį kažkokią tai Europos šalį, išeina įvairiausios makroekonomikos naujienos ir rodikliai, ir tipo viskas yra neblogai arba kontroliuojama. Bet už uždarų durų vyksta dabar, ypač dabar, vyksta masinis rizikos perkelimas. Didieji rinkos žaidėjai ir didžiausios korporacijos perkelia savo milžiniškas skolas ir rizikas nuo privačių balansų ant viešųjų. Ir pagalvokit apie SpaceX'o IPO. Tai yra rekordinis IPO, kompanija, kuri neturi pelno, dabar išėjo į viešumą ir atiduoda, pavadinkim savo tą visą naštą viešam sektoriui, tarpsime žmonėm, kurie mato SpaceX'ą, bus, žodžiu, kosmose, AI-jaus duomenų centrai, Marse ir visose kitose planetose, ir tipo bus žiauriai pelninga.
Bet listingavimas į biržą yra labai gerai sukoordinuotas renginys, kai matoma, kad privačiai visas šitas dalykas nebėra, nežinau kaip pasakyti lietuviškai, bet nebėra long term sustainable, būtų taip angliškai. Ir iš to eina listingavimas į viešą biržą ir ateina retailo pinigai, pensijų fondai ir panašiai. Tai reiškia, kad visa finansinė rizika didžiausių korporacijų ir didžiausių žaidėjų yra tyliai užkraunama ant mokesčių mokėtojų ir piliečių pensijų fondų pečių, tol kol protingas kapitalas, pavadinkim angliškai smart money, palieka skęstantį laivą ir ruošiasi sistemos perkrovimui. Tai dabar išvada, kodėl visa šita sena sistema privalo keistis. Nereikėjo keistis prieš 10 metų, kodėl reikia keistis dabar. Dabartinė finansų sistema yra įstrigusi matematiniuose spąstuose. Šiam momentui skolos nebeįmanoma grąžinti normaliomis sąlygomis, o spausdinti pinigus be galo yra pražūtinga. Būtent dėl šio makroekonominio paralyžiaus, o ne dėl noro pažaisti su kažkokiom tai technologijom, visos tos centrinės finansinės institucijos ir kuria naują skaitmeninę infrastruktūrą. Ir kaip jinai kuriama, ant ko, kodėl ir apie ką, eisim po truputuką vėl gilyn ir kiek išeis, tiek bus paaiškinta. Tai tikiuosi, kad pamokos kažkuom bent naudingos, jeigu bent vienas žmogus susidomėjo ir sako, o, čia įdomu, čia kažkas įdomiau ir kažką nuėjo paguglinti pats, pasidomėti, mano darbas jau padarytas, jeigu keliems žmonėms taip pat įvyko dar geriau, o jeigu kažkas klauso ir sako, kažką šitas bičas sėdi čia nusišneka, irgi gerai, nes anksčiau ar vėliau tas supratimas vis tiek ateina. Tiesiog kiekvienas žmogus yra individualus, individualiai supranta dalykus ir paprasčiausiai viskas yra ok. Tai va, antra pamoka ir po biškį važiuosim toliau.